vykdyti mergaitę reikia perduoti, sako teisės profesoriai. O boteliai stovi, su baisia jėga, desperatiškai vykdomas tik vienas iš maždaug 17 000 priimtų, tačiau neįvykdytų teismo sprendimų. 7. Nuo ko valstybės lėšomis saugoma Laimutė Stankūnaitė? Kontroliuojama, kad neprabiltų apie tikras pedofilijos bylos aplinkybės. 8. Kodėl politikai, pradedant prezidentę, Seimo pirmininkę, ministrų pirmininkų ir baigiant opoziciją, neatliko savo darbo? Tai yra nepareikalavo iš tų teisėsaugos ir teisėtvarkos vadovų sąžiningai ir kruopščiai atlikti savo profesinę pareigą. Tai yra nustatyti kaltuosius dėl pedofilijos ir 4 žmonių žūties, bylų vilkinimo bei marinimo kabutėse, dėl prievartos naudojimo 3 žmonių atžvilgių. Politikai negali pakeisti teismų ir prokuratūros, tačiau jie, kaip tautos rinkti žmonės, jos atstovai, neturi užmiršti pareigos, pareikalauti iš nerenkamų institucijų vadovų sąžiningo ir profesionalaus tarnavimo viešajam teisingumui ir tuo pačiu nacionaliniam saugumui. 9. Kodėl valdžios teismų savivaldos institucijos skuba persekioti Neringą Venckienę, bei ją palaikiusius ir palaikančius žmonės? Nepaisant to, kai neteisybė tampa įstatymu, pasipriešinimas tampa pareiga. Didžioji visuomenės dalis mano, kad visoje šioje virtinėje bylų teisė stoja prieš teisingumą. Todėl ji jaučia pareigą priešintis įteisinamai neteisybei. Kada teisės karą prieš neteisingumą pradės stabdyti mūsų politiniai vadovai? Tik atsakius visuomeniai į šios klausimus, jų yra ir daugiau, paaiškėtų bent dalis tiesos. Dabar ji nuo suvereno tautos yra slepiama. Dar daugiau informacija manipuliuojama, skleidžiama dezinformacija. Ir tose manipulacijose dalyvauja iš mokesčių mokėtojų pinigų išlaikomas nacionalinis transliuotojas. Todėl politikai turėtų atsakyti ir į 11 klausimą. Ką jie padarė, kad LRT nebūtų šališka informacinės erdvės dalyvė, kad jie nuosekliai siektų užtikrinti piliečiams jų teisę žinoti tiesą šioje ir kitose istorijose. Jei Lietuva turėtų garbingus politikus ir teisininkus, jie tiesiai, be manipulacijų atsakytų į šiuos ir kitus klausimus. Kol kas tokių beveik nesimato. Na, o dabar mūsų Airijos lietuvaičių Skype grupės šeimininkės Mildos sūnelis nori pasakyti eilėraštuką, padeklamuoti eilėraštuką. Prašau, ateik. Graži, graži tėvynė mano, ir upeliukai, ir miškai, ir mūsų protėviai gyveno, ir koružavo jų vaikai. Aš tave gerbsiu ir mylėsiu, o mano mažus javukais, ir žaudės tave padėsiu, ir dvyrių eisime keliais. Ačiū tau labai, šaunuolis. Dar kartą paplokime garsiai, jis taip bijojo. Ačiū tau labai. Dabar norėčiau perskaityti vienos merginos, kuri labai norėjo dalyvauti, organizavosi, planavosi, bet jai neišėjo atvykti. Bet ji buvo pasiruošusi ir kalbą ir paprašė manęs perskaityti ją už ją. Taigi dar kelios minutės, mielieji. Sandros žodis. Pradėsiu Justino Marcinkevičiaus eilėmis. Besparnis būtų gyvenimas, tuščias, niūrus, vienareikšmis, jeigu jo nenušviestų vaiko šypsnys. Jei šviesus vaiko juokas nepaglostytų mūsų širdies, meilė jos nepažadintų, nepaskatintų globai, gerumui, kūrybai. Sakau, tai mūsų sparnai, jie privalo būti sveiki, švarūs, stiprus, kad mūsų gyvenimus pakilėtų, kad nuskraidintų mus ten, kur jau liestume viską jų rankom ir pasaulį regėtume jų akimis. Svajoniai, fantazijoj, pasakoj, ten galėtume būti laimingi. Ak, nušluostyti ašarą vaikui, ak, nubraukti liūdėsi, skausmą ir neviltį nuo jo veido,
Juk turim rankas, te būna tai ištiestos duodančios rankos. Juk turim gyvenimą, te būna jis pratęstas kitose. Aš, Lietuvos Respublikos pilietė Sandra, visam pasauliui girdint galiu padėkoti savo tėvams. Ačiū brangiai, kad mane užauginote dorą pilietę. Garliava privertė mūsų grįžti sausio 13 dienos laikus. Užlaužtos rankos, ašaros, duženos ir bejogė vaiko riksmas. Garsiai klykė maža mergaitė, ankstų rytą prievarta išplėšta iš savo gimtųjų namų. Jie rėkiančią neša kojomis į priekį, kaip grobį. Suėmimai, asfaltų velkami žmonės, siaubas žmonių akise. Paruošta policijos amunicija, kaip doroti su savo piliečiais. Ašarinės dujos, guminės lazdos ir kulkos, elektrošoko prietaisai. Lietuvos, kurie apgynėme sausio 13-ąją, nebėra. Prisiminkime tą nelemtą gegužės 17 dieną. Visi gyveno tik laukimu, kaip ir kiekvieną dieną. Gal jiems, gal ne. Bet dėja mūsų visų skausmų jie ėmė. 240 pareigūnų dėl vieno vaiko pjauti duris ir veržtis kaip pas patį didžiausią nusikaltelį. Leiskite man paklausti, kodėl nepaisoma vaiko nuomonės. Kai išgirdau šios žodžius, eini dabar arba už vienos minutės man persmelkė visą kūną. Sustingau. Galvojau, kodėl jie tokie bejausmiai. Ką sako vaiko teisų konvencijos 13 straipsnis? Vaikas turi teisę laisvai reikšti savo nuomonę. Todėl ši teisė apima laisvę ieškoti, gauti ir perduoti bet kokio pobūdžio informaciją ir idėjas nepaisant sienų žodinė, rašytinė ar spausdinta forma, meno kūriniais arba kitais vaiko pasirinktais būdais. Tai kodėl neskaitote tai, ką reglamentuoja vaiko teisų konvencija? Kodėl nei vienam neįdomu, ko šita mergaitė nori? Ar valstybės pareigūnai neturite šeimų, vaikų ir galų gale širdies? Stebėdama įvykius Garliavoje iš toli verkiau. Negalėjau klausytis to bejėgio vaiko reiksmų. Aš manau, kad mūsų valstybė parsidavė išsigimėliams ir iškrypėliams. Kitaip mąstyti nebemoku. Nerėksiu, kad man gėda būti Lietuvos pilietė ir nekeiksiu pareigūnų ar kitų. Ir nesikeiksiu, nes tai bus negarbė man. Mane gėda būti Lietuvos pilietė, nes esu sąžiningas ir doras žmogus. Man gėda, nes mano valstybė pūna. Ką jūs valstybė darote ir jūs patys matote? Tai kodėl tautai niekas neparodo filmuotos medžiagos, kurią turi ponia Vaicekauskienė? Ką jis slepia? Ko ji bijo? Bijo, nes vaikas buvo žvėriškai liečiamas. Įdomu, jeigu jie vykdė teisingumą, kodėl buvo nusukinėtos kameros? Ir vėl todėl, kad jie bijo. Aš buvau pakraupusi, kai vaikas prašė paleisti ir atvesti močiutę su dėduku, o visiems buvo nusispjauti šitos norus. Vaikas jau prašė tikrai nedaug, o žmonės buvo velkami kaip šunys nuo durų. Šiuo metu valstybė aš netikiu. Netikiu jos įstatymais, netikiu jos teisingumu. Grąžinkite mergaitę globėjai, kur ji augo ir kur buvo laiminga. O pabaigai nuo Sandros. Žiūrėkite į vaikus taip, kaip žiūrima į medžius. Su dėkingumu, nes tai palaima. Bet be lūkesčių ir norų, juk nereikalaujame, kad medžiai būtų kitokie. Mylime savo vaikus tokius, kokie jie yra. Ačiū tau, Sandra. Taip pat ir žmonėms ištisai tiem būdintiems ir besidalinantiems įvairia reikalinga informacija. Sandrai už atvirai išreikštą nuomonę, taip pat tas laiškas, kurį perskaičiau daliai, nežinau kur, daliai iš Dundalko. Jai dėkuoju už net 200 atspausdintų lankstinukų, taip pat Agniai, Birutei, Kristinai, Livijai, Vaidui ir netgi Lietuvoje gyvenančiam žmogui, kurio nenori vardinti, bet kuris visada būna mūsų Skype grupėje ir visus kartus mums padėjo su vairiais įrašais ir kitais dalykais. Ačiū ir jam. Tie, kas Skype daugiau būnat, jūs turbūt žinot apie ką aš. Dėkuoju ir aktyviausiams Facebook'e Vilmantui. Vilmantai, ačiū tau už gausybę video ir straipsnių. O taip pat raginimas stengtis blaiviai ir logiškai mąstyti. Ačiū tau. Ramūnui už tiesius bet teisingus komentarus, taip pat merginoms Rūtai, Airin, Dainai ir Vaidai. Kitai Aistai ir Albertui, kurie prisidėjo prie informacijos skleidimo ir rašė pasiūlymus. Kaip visada ačiū Renatui, bet šiandien ne Renatas filmuoja. Ar yra Renatas? Ne, nėra Renato. O yra kas filmuoja?
Taip aplokime vis tiek, kas filmuoja. Tikiuosi sumontuosit ir įkelsit į YouTube. Taip pat padėka LJ Foto, mačiau, fotografą. LG Foto, atsiprašau. Ir kitiems fotografams labai ačiū. Taip pat labai didelis ačiū ir labai gausus plojimai vaikų šventėms. Tai yra firma, kurie labai norėjo dalyvauti, bet negalėjo, tačiau padovanojo mums gėlio balioną. Tai prisidėdami prie mūsų akcijos. Ačiū jiems. Na, kol laukiame Eimanto, tai mūsų mitingą renginį užbaigsime parašydami didžiausius ant žibintų. Atsiprašau, parašysime didžiausius, gražiausius ir nuoširdžiausius palinkėjimus Deimantėliai bei visiems kitiems vaikučiams ir skambant 1988 metų rondo dainai trečias atsidusimas paleisime juos į dangų. Dabar padalinkime Aiste žibintus, parašykime linkėjimus Deimantėliai savo vaikučiams ir paleisime juos į dangų. Iš kur šitas pyktis ir kerštas, tas melas vardan Lietuvos, kieno tas alsavimas karštas virš vaikiškos mano galvos.
Kadangi mūsų laikas jau į pabaigą ir liko tik tai kelios minutės, o Eimanto dar nėra, tai šauni mergina Dalia pasisiūlė tą istoriją trumpai papasakoti angliškai ir po to perskaityti dar angliškai. Prašau, Dalia. I just want to tell about the story of my was drinking and just fell asleep and just today we're going to think about the government and the story went from probably about 4 years ago when the 4-year-old girl was molested by the 3 people that were actually high in the government. One was News Process, that was the second was from Mount, he was the judge, and the third one, white girl, was named Ida. We don't know who Ida is yet, but we hope we'll find out. So the mother was selling, the mother sent money that was selling the girl to them people and taking money, and when father found out, he made videos and actually put it on YouTube so the people can see it. Now, there are people that believe in it and people are saying that there's lies that the girl actually was told what to do. Well, you know, a 4-year-old or a 5-year-old girl, she cannot lie about these things. She cannot say that, oh, like, guy was telling me to do this or lie that way. So that's why we believe in girls and we think like that's the truth. They're facts and all. So, on the 17th of May, the girl was taken by the mother, by the government that was told to give the girl back. The girl was staying with the auntie, and on the 17th of May, the girl was taken back by the mother, and there was 2 policemen that were taking the girl and trying. They were like, they were throwing people around. They were bringing the people to police offices, and they were actually bringing the grandmother out of her house and granddad out of his house as well, which is probably not the way to do it. And the girl was taken back, and there are a few videos made that she's fine, but of course we know that it's not true. So now I'll read the other things here, and we citizens gathered today at this meeting in Dublin to hear that we want to live in a free and dignified state. We will no longer allow that the human dignity and honour of the citizens be trampled on. We will not allow Lithuania to be transformed into small Russia. We will defend our democratic republic, its values and constitutional system. We will defend the rights and freedoms of our children, our parents, and as well as our own rights and freedom. We will opposite dictatorship, the government's violence and occupancy of the state. We will not tolerate open lies, and we will defend the right to free speech. We will not collaborate with the government when it lies and uses violence. We will strive that the state be returned to its citizens, homeland returned to Lithuanians throughout the world. We will do everything that following the elections in autumn that the Lithuanian nation be presented by brave, honest people who are loyal to the Republic of Lithuania and who respect their citizens. We say that on the morning of the 17th of May 2012, the government exceeded all limits and encroached on the constitutional state system, fundamental democratic values and citizens' coexistence. The government's violence today is accompanied by intimidation and manipulation of Lithuanian citizens. Therefore, we demand that open lies and violence be immediately stopped. Those who ordered and who supported such an order to use violence on the 17th of May 2012 be openly exposed. Those who gave orders to use violence and the officials who supported the violence must be fired and be held legally responsible for their actions. In the event that this does not happen, we will form an independent public commission to investigate the government's crimes. The President of the Republic of Lithuania must eventually decide and clearly answer to society. Who does support the Republic of Lithuania
abusive, powerful groups. We will not quit. Thank you. And the other thing, you can follow us on Twitter, #UplinChild. There's the blog there, so we can all have a look at the story, talking to Irish people and anyone who uses Twitter, have a look. #UplinChild. Thank you. Ačiū labai Dalia. Na va, brangieji, kaip ir viskas. Labai dar kartą jums dėkoju. Taip gausiai susirinkus tokioj nuostabioj Dublino vietoje, pačioje širdyje. Tikiuosi, kad dabar jau tikrai mus kažkas pastebės ir išgirs visą Airiją ir visas pasaulis sužinos ir padės mums. Dabar pabaigoj dar kartą gausiais plojimais padėkokime muzikantams už aparatūrą, už muziką, už mikrofoną. Kestas ir Antanas. Ačiū jiems. Norėčiau truputėlį jos pareklamuoti. Gyva ir didžiai muzika su profesionalia garso ir apšvietimo technika visoms jūsų šventėms ir renginiams. Kreipkitės, visą laiką atvažiuos ir padainuos. Ačiū jums. Dar paskutinį žodį, mėgėjai, pasirašykite ant lapo, kad turėtume tos duomenys ir po to galėtume išsiųsti į ambasadą. Dar pagalvosim, nes mes bendradarbiaujam su Londono organizacinė grupė, kurie bendradarbiauja su ekspertais.eu ir mes visi bendrai čia vienijamės tiems projektams ir ateityje bus dar daugiau tų mitingų. Tai prašau visų dalyvauti. Ačiū ir viso. Actually, no, he said wait at the square. He's gonna be like, what did he say? He said he's independent.